Sveiki, esu Vytautas Ašeris, dėstau profesionalumo ir etiką Vilniaus universitete, matematikos ir informatikos fakultete. Šiandien kalbame su Gytaute Ališauske apie informacinių sistemų inžinerijos studijas. Norėčiau atnešti tokią žinutę, kad merginos gali lygiavertiškai ir dar geriau stoti petys petin su vyrukais, pasivaržyti. Man pačiai teko ir sekėsi tikrai labai puikiai. Sveiki, šiandieną esame CGI Lietuva ir kalbiname Gytautę. Labas, Gytaute. Sveiki. Tai pakalbėkime apie IC. Kaip IC šifruojasi? Informacinių sistemų inžinerija. Taip, ir tu ją baigei prieš keletą metų. Taip. Na tai pradėkim. Gytautė baiginėja mokyklą ir kažkuriuo metu nusprendžia kryptis IT. Ne visai. Iš tikrųjų, tai turbūt stojantys studentai į IT būna dviejų tipų. Tai tie, kurie jau žino, ruošiasi, iš anksto lanko akademijas įvairias ir taip toliau. Ir yra tie, kurie turi backgroundą įvairų. Aš buvau tokia, studijavau, ruošiausi medicinai, biologiją A lygiu, chemiją. Ir galiausiai nusprendžiau, sugalvojau, kad vis dėlto IT bus tas kelias. Ir reikėjo prisivyti po metų laiko visus, kurie mokėsi jau metus laiko. Bet viskas įmanoma. O tai kasgi, gal atsimeni, kažkas buvo, kas būtent pastūmėjo į tą IT? Tai tikriausiai moderni, šiuolaikinė specialybė, patraukli, galimybės laisvėje. Tai šitas kelias dėl to buvo pasirinktas. Tai dar sugrįšim prie to, nes ir toliau tęsi darbą IT, apie darbus dar pakalbėsim. Pakalbėkime apie studiją šiek tiek. Na, pasirenki tas studijas, jeigu galvoji apie mediciną, atvyksti IT. Taip. Turbūt buvo kažkokių dalykų, kurie nustebino, galbūt maloniai, galbūt kažkas nemaloniai. Papasakok apie pirmosius metus įstojus. Kadangi ruošiausi medicinai, tai teko būti apsupty labai daug siekiančių, labai motyvuotų žmonių, nes vieša paslaptis, kad į mediciną įstoti reikia aukštų balų. Kas maloniai nustebino, kad šitose studijose taip pat buvo labai aukštus pažymius turintys kolegos, bendra kursiai. Bijau pameluoti, bet per visą kursą buvo virš 50 šimtukų. Per 20 keli žmonės. Tai tokia rimta publika susirinkusi. Geras. Tai vienas dalykas, maloniai stebinantis kurso draugai ir draugės. Taip. O iš dalykų, kuriuos mokytis reikėjo? Per pirmą paskaitą reikėjo pas vieną dėstytoją sistemų architektūroje išrinkti ir surinkti kompiuterį. Per pačią pirmą paskaitą. Tai buvo pirmas kartas, kai teko čiupinėti gyvai geležį. Labai nustebino. Supranti, kad jau tu esi jau visai kitokioj srovėje, visai kitokioj kryptyje. Geras, tai realiai pirma paskaita, rugsėjis, visi ką tik atvykę į Vilnių, visiems padalina po kompiuterį, po atsuktuvų rinkinuką ir išsirenkat. Prašom, ir susirenkam. Geras. Taip. Sistemų architektūra. Taip. Geras. Tai čia toks vienas, net ir man, aš jau eilę metų dirbu universitete, bet kad šitaip darom nežinojau, tai irgi fainai išgirst. Kas dar? Kokie dalykai gal ne taip maloniai nustebino? Gal buvo kažkas, čia šito nesitikėjau, gerai. Buvo tokių? Tai iš tikrųjų nebuvo to tokio labai flow, to tokio vadinimo. Buvo šiek tiek toks laiptelis, gana aukštesnis. Ir tikrai reikėjo pasistengti, susikaupti, kad užšokti ant to laiptelio. Tai patys pirmi keli mėnesiai buvo tokie gana sudėtingi, psichologiškai ir disciplinos atžvilgiu. Tai šiek tiek skiriasi nuo mokyklos universitetas. Nes pati esi ne Vilnietė, taip? Taip. Iš aplinka. Atvykai iš Alytaus. Taip. Ir turbūt tas aplinkos pakeitimas toks atsiranda laisvė ir tada tas disciplinos poreikis turbūt padidėja. Tikrai taip. Tikrai taip. O kaip su dėstytojais? Gal yra kokių, kurie užstrigo? Vis tiek studijų metai 4 bakalauro studijose.
gal buvo kažkurie, kurie taip užstrigo ir norėtum linkėjimus perduoti? Linkėjimus perduoti. Tai šiaip iš tikrųjų padėka visiems dėstam, mes ir juokdavomės studijų metu, kad jie yra visiškai geraširdžiai savanoriai, savo srities profesionalai ir jie juokdavosi, kad sako, mes per mėnesį universitete tiek uždirbam, kiek savo darbuose, tikruose per valandą laiko. Tai iš tikrųjų visiškai yra savanoriškai, visi labai suteikia pagalbą, bet didžiausi linkėjimai tai dėstytojui Sauliui Gudui ir studijų vadovui Gintautui. Tai didžiausi linkėjimai. Ačiū. Tikrai ačiū. Gal galėtum keliais žodžiais pasakyti, kodėl būtent šiems dėstytojams perduodi tą žodį, kuogi jie tau užstrigo? Nei vienas dėstytojas iš šitų dviejų paminėtų negalėjo savo laiko, savo savaitgalių. Kartu mes rašėm ir bakalauro baigiamąjį darbą su šitų dėstytojų pagalba. Tai visapusiška pagalba ir geranoriškumas pilnai iš jų pusės. Jeigu pagalvotum apie studijos 4 metai ir dabar atsukam laiką Gytaute 10 klasėje. Taip. Kas labiausiai buvo kitaip, negu galėjai įsivaizduoti? Kitaip nuo mokyklos, universitete. Nu, bet, žinai, ką tu ten 10 klasėje, aš tai atsimenu, aš neturėjau žalio supratimą, ką reiškia 10 klasėje, kad aš čia studijuosiu kažkaip, nes mokykloje dar su tais, kai tu 10, tai su 12 per didelis tas, amžiaus skirtumas, nebendrauji, tuo labiau su dar vyresniais, kad jau susirinktum tą info. Taip. Tai kažkokio įsivaizdavimo nelabai buvo, paskui jis pradeda šioks toks atsirasti, bet, ten pokyčių daug, tiek kaip tas tavo gyvenimas atrodo, tiek, pavyzdžiui, aš kai stojau programų sistemas, kiek ir kokios bus matematikos, man ten buvo ganėtinai, o čia tiek jos, arba vertinimas, pavyzdžiui, tai mokykloje kali tuos pažymius į savaitę po vieną gauna, tada vidurkį išveda, viskas. Šita visa sistema visai kitokia. Tai kažkokie tokie pavyzdžiai, ar pačiai kažkokie, kas buvo didžiausi nustebimai? Iš tikrųjų, kai stoji renkiesi jau 10 klasėje dalykus, ką toliau kaip matai save, tai pasiskaitinėji tas studijų programas, aprašymus ir įsivaizduoji, kad kai ateisi mokytis į matematikos, informatikos fakultetą, kad būsi programuotojas arba programuotoja, tai ne visai taip yra. Yra programavimo, bet šalia mokomi ir kiti dalykai. Anglų kalba, ta pati aukštoji matematika, gana kietas riešutėlis. Ir sistemų architektūra, verslo tam tikrų dalykų, projektų valdymas ir taip toliau. Tai toks gana platus spektras įvairiausių dalykų, plus įvairūs baziniai dalykai, kuriuos gali rinktis, filosofija iš sąrašo ir taip toliau. Tai šitas gana nustebino, nes gajus mitas visuomeniai, kad tai vien programuotojai. IT tai yra vien programuotojai ir daugiau nėra jokių specialybių. Tai iš tikrųjų labai platus tas spektras. O kitas dalykas, kad tu ateini, tau pasako užduotį ir gali su dėstytoju susitikti po 2-3 savaičių, kai tau ją reikės atsiskaityti. Jeigu tu jei tau nereikia pagalbos, jeigu tu žinai, ar nori labiau savarankiškai dirbti, tai visos sąlygos yra tam. Palėtei šiek tiek tokią stereotipų temą. Tai vienas stereotipas, kurį paminėjai, yra, kad jeigu stoji į kažką, kas yra IT susiję, informacinių technologijų sritis, tai ten vien programavimą ir mokysies. Turbūt iškart nesunku prisifantazuoti, kad mokysies ten 15 skirtingų programavimo kalbų, visi namų darbai bus tik tai programų rašymas, nors iš tikrųjų to turbūt būna, kiek? Ketvirtis nuo visų... Iš tikrųjų, priklausomai nuo semestro, bet iki pusės, iki 50%. Tai čia vienas stereotipas. Kitas stereotipas, kuris turbūt gajus, yra, kad visa šita IT sritis labiau berniukiška tokia. Taip. Tai ar teko su tuo susidurti ir ką manai apie tai? Tai iš tikrųjų taip, ne tik tai universitete, bet ir darbe, tai labiau yra vyriškas sritis, bet norėčiau atnešti tokią žinutę, kad merginos gali lygiavertiškai ir dar geriau stoti petys petin su vyrukais, pasivaržyti, man pačiai teko ir sekėsi tikrai labai puikiai. Tai merginos, you are welcome visiškai.
Nebūtinai programuoti, nebūtinai galima analizuoti duomenis, galima analizuoti verslo procesus, galima būti sistemų architektų, architektė. Labai labai plačiai ir ne tik tai programavimas su tom vadinamom 15 skirtingų kalbų. Tai va, tai tikrai drąsiai kviečiu rinktis šitą specialybę. Tai tęsiant stereotipų temą, turbūt tiek per darbinę patirtį, tiek studijuojant yra tekę susidurti su kažkokiu stereotipiškumu. Gal pasidalintum? Labai ypatingai jaučiasi, kai pirmą kartą susipažįsti su nauju žmogum, su specialistu tiek darbe, tiek universitete. Šiek tiek tas toks lengvas požiūris, ypatingai žiūrint į moterį, žiūrint į šviesių plaukų moterį. Bet kaip sakoma, sutinka pagal išvaizdą, palydi pagal protą. Tai yra tikrai gajus tas visuomeniai mitas, kad IT yra tik vyram. Ir iki šiol tenka susidurti visuomenėje, kad kur tu dirbi, paklausus, visi tikrai nustemba pasakius IT. Tai tu programuoji, iš karto sekantis būna klausimas, tai tikrai visi net neslėpia, kad lyg ir keista, lyg ir nėra tokia labiau išimtis iš taisyklės. Jo, turbūt gajus, jeigu mes, aš mačiau tyrimą darė Women Go Tech organizacija ir ten iš esmės buvo apklausa, kurios metu paprašė apibūdinti tipinį IT-šniką ar IT-šnikę. Okay. Tai paveiksliukas buvo vaikinas su hoodie, džemperiuku. Taip. Nu ir ten iki pusės tik tai nuotrauka, bet beveik garantuotai su tapkėm. Tikrai taip. Bet gal labai nesinori ir išgąsdinti mūsų potencialių žiūrovų, kad gal visgi situacija gerėja ir gal galim tikėtis, kad taip neužsitęs, ne? Kaip ir sakot, viena iš iniciatyvų Women Go Tech ir visos kitos įvairios tikrai kviečia merginas nebijoti, nes iš tikrųjų nėra ko bijoti. Čia yra identiškas mokslas, tikslusis mokslas, kaip ta pati medicina, tiesiog šiek tiek kitas pokrypis. Ir tikrai nėra taip, kad tik vaikinai gali suprasti fiziką, inžineriją, matematiką. Tai kaip ir minėjau savo pavyzdžių, pradžiai atėjus į tokį kolektyvą, šiek tiek išsigasti, nes vienas jau moka ir Java programuoti, kitas, o tu net dar visų pirma nelabai žinai, apie ką jie šneka, yra specifinė leksika, yra specifinė kalba ir tu gana išsigasti, galvoji, čia aš visų pirma mergina, o čia jau vyrukai kieti, bet sakau, stoji petys petin su darbštumu, su noru, užsinorini save ir tikrai lygiavertiškai su jais eini kartu. Pakalbėkime apie darbą. Tai studijas baigiai prieš keletą metų, bet darbė jau esi dar daugiau. Pradėjai dirbti studijuodama. Taip. Papasakok, kaip tai atrodė? Gana laisva studijų programa, labai puikios galimybės yra derinti su darbu. Pradžioj pusę etato, vėliau galima didinti. Darbdaviai tikrai laukia jaunų, ambicingų studentų. Pradžioj atliekant praktiką. Jūsų pasirinkimas yra, ar tai yra apmokama ar neapmokama praktika. Aš pati atlikau neapmokamą praktiką ir likau tiesiog dirbti įmonėje. Padirbi, greitai įsijungi paskaitą, tada vėl padirbi ir taip kaitalioji ir tikrai nenukenčia nei mokslai, nei darbas, plus gali jausti šiek tiek jau tvirčiau, stovėdamas ant savo kojų finansiškai. Kaip atrodo, ką darai kasdieną? Labai geras klausimas, iš tikrųjų, nes ir visuomenė, ir pati šeima, patys artimiausi draugai, ką tu ten darai tam IT, tai jei tu neprogramuoji, tai ką tu veiki. Aš esu verslo analitikė, tai padedu susišnekėti klientui ir programuotojui. Tu esi tarpinis žmogus. Nes jeigu suleidus programuotoją, tą tikrą, kuris rašo gryną į kodą su klientu, tai jie visiškai liks nesusikalbėję ir reikės pakabintų supynių į medžio, turbūt visi esat matę tą tokį žymųjį juokutį, o jisai tau padarys krėslą po medžiu.
padėta. Tai va, tai mes padedam susikalbėti, kuriam sprendimus, kuriam architektūrą sistemų, mes kaip analitikai testuojam ir komunikuojam viską su klientu iki pat galutinio sprendimo priėmimo. Kalbant apie studijas, kokie buvo 2 ar 3 patys įsimintiniausi dalykai? Tai neminint tų visų objektinių programavimų, sistemų architektūrų, grinai jau bazinių dalykų, buvo gana tokių išskirtinių. Pavyzdžiui, blockchain technologijos, bitcoino, eterio, įvairių piniginių, pačių blockchaino sistemų supratimas ir kūrimas, kas tikrai buvo labai sudėtinga. Tada garso signalo apdorojimas, visiškai didžiulės formulės per kelis puslapius, labai su fizika glaudžiai susijęs dalykas. Ir natūralios kalbos apdorojimas, tai irgi labai trendinantis dalykas. Mūsų telefonuose yra Siri ir kitos panašios programėlės. Ir kaip suprasti, kaip jos tave supranta ir kaip perduoda tuos visus žodžius ir frazes, kaip skaito, tai irgi buvo labai įdomu sužinoti. Blockchainas, audio, apdorojimas, dar kas nors? Ir natūralios kalbos. Dar vienas įdomesnių dalykų buvo verslo procesų braižymas, verslo procesų supratimas, nes pradžioj, kai tu mažam pasaulėlį savo gyveni, kuri tas sistemas 100 eilučių, net nepavadinsi sistemom, programas, kur vienas ciklas yra, kažkoks apsirašymas ir tiek, tu nesupranti, kad aplink viskas mus tai yra procesai. Ir jie jungiasi vienas su kitu ir neužtenka tiesiog lietuvių arba ta pačia anglų kalba surašyti sakiniais, kas ką daro, kur kas jungiasi, koks yra vienas kelias, antras kelias. Tai tam reikalinga ženklų kažkokia sutartinė kalba ir šitą ženklų sutartinę kalbą mes ir mokėmės matematikos ir informatikos fakultete. Tai jeigu jau taip buitiškai tariant, tai lankstinukas, kurį išsivynioji 2 metrai ant 2 metrų ir įvairiausi ženklai su paaiškinimais, ką kas reiškia. Kad jeigu tai yra rombas su iksiuku, tai gali eiti arba A keliu, arba B keliu. Tai pasirinkimas. Taip. Gal pabaigai norėtum palinkėti, ką nors tiems, kas svarsto rinktis šią studijų programą? Tikrai siūlyčiau nuoširdžiai nebijoti. Iš sunkumų susideda sėkmė, iš mūsų visų nesėkmių, būti darbštiems, pasiraitoti rankovės ir siekti to savo olimpo, nes kiekvienas turi savą. Ir tikėti savimi. Tikrai taip. Ačiū Gitute už pokalbį. Ačiū labai.